Na ir paskutinė mūsų tema apie tai, jog vilniečiai jau kurį laiką už viešojo transporto bilietus gali sumokėti savo išmaniuoju telefonu 2331012. Gal esate tą bandę daryti ir galite pasidalyti savo įspūdžiais, taip pat galite parašyti laišką studija@lrt.lt. Ir tą išbandė naujosios komunikacijos vyriausiasis redaktorius Adomas Rutkauskas. Labą dieną. Labas vakaras. Ir kita mano pašnekovė Smart Vilnius projekto iniciatorė ir koordinatorė Indrė Jakaitytė. Sveiki. Labą dieną. Pone Rutkauskai, taigi išbandėte, aprašėte tinklalapyje, tai kokie įspūdžiai? Iš tikrųjų, įspūdžiai yra daugiau geri negu blogi, bet aišku yra visko. Nes jeigu dauguma technologijų entuziastų vis tiek ką veikia troleibuse arba autobuse arba kitame viešame transporte, jis greičiausiai vis tiek turės rankoje išmanųjį telefoną arba planšetę ir kažką tenai skaitys. Tai jeigu neatsitraukdamas nuo to savo veiklos dar gali ir tame pačiame išmaniajame įrenginyje įsijungti, nusipirkti bilietą, tai iš tikrųjų yra nuostabus dalykas. O trūkumų kažkokių atradote? Iš tikrųjų, dėl trūkumų yra net keletas dalykų. Pavyzdžiui, sunkoka suvokti, kodėl bilietai yra susijęti su SIM kortele, o nėra su turbūt jau vis tiek esančia Vilniečio kortelės paskyra. Nes tarkim, jeigu aš kaip vartotojas turiu ir išmanųjį telefoną ir planšetę, tai tam reikalingi, kad aš turėčiau bilietą ir ten, tam reikalingos dvi SIM kortelės. Tai šiuo atveju tai atrodo visiškai nepatogus dalykas. Dar iš tokių trūkumų, kiek tekome pastebėti, tai yra, kad atsiskaitimas vyksta kažkodėl per bankininkystę, kas gerokai pabrangina paties bilieto pirkimą, dėl ko tenka pirkti daugiau bilietų, norint, kad jie būtų pigesni. O ne tai, kaip pavyzdžiui, kitoje savivaldybės aplikacijoje M-Parking, naudojama visas apskaitas sueina į paties mobilio ryšio operatoriaus sąskaitą teikiamą abonementui. Taip pat dar trūkumas yra, kad aptarnaujami ne visi bankai. Pavyzdžiui, Danske banką neįmanoma, naudojantiems Danske banką neįmanoma nusipirkti elektroninį bilietą. Pone Jakaityte, tai dabar paeiliui tuos klausimus, galbūt trūkumus, kuriuos iškėlė Adomas Rutkauskas dėl to nesusijimo su Vilniečio kortele. Iš tiesų, jeigu turi ir Vilniečio kortelę, kodėl tai negalėtų būti bendra sąskaita? Iš tikrųjų, čia kol kas dvi skirtingos sistemos ir susijimas užtruktų nemažai laiko. Mes tą planuojame padaryti, tačiau bent jau kol kas manome, kad bilietas vienas ir ten kol kas dėl saugumo sumetimų matyt nebus realizuotas. Tiesiog bus galimybė valdyti per vieną savitarną ir tą produktą. Nes iš tikrųjų yra niuansų, daug technologinių, kurias nevertėtų vertinti. Kažkodėl labai trūkinėja jūsų abiejų ryšys. Nežinau, gal kokią ramesnę vietą galėtumėt susirasti, nes labai prastai girdim tiek vieną, tiek kitą. Pone Jakaityte, dėl to antro klausimo, dėl to, kodėl per bankininkystę, nes tada turiu sumokėti bilietus. Iš tikrųjų, visiškai sutinku su gerbiamu redaktorium, ta prasme, kad vienintelis blokėjimas per banką šiai dienai nėra patogus. Jis patogus tik tam tikrais atvejais, kai žmogus iš tikrųjų ruošiasi ir nusiperka, tarkim, daugiau vienkartinių bilietų, mėnesinį bilietą ir taip toliau. Viskas tai reikalauja šiek tiek tokio didesnio pasiruošimo. Bet ad hoc principu, jeigu, pavyzdžiui, žmogus įlipa į transporto priemonę ir jo aplikacijoje nėra bilietų, taip sutinku, tai yra nepatogu trauktis kodų generatorių kortelę ir to labiau, kad kontrolė gali patikrinti ir dar tas procesas nebus veikia. Tai mes puikiai žinome ir mes dabar pradėjome darybas su mobiliaisiais operatoriais ir vėlgi daugybė procedūrų, kaip ir konkursai, viešiai pirkimai, mes nepaisant to, kad visi operatoriai bus įjungti, bet mes turime tam tikrus formalumus irgi susitvarkyti, tai tikrai apie tai galvojame ir bus patogus būdas atsiskaityti iš karto, įsigyti bilietą ir aktyvuoti per mobilio operatorių sąskaitą. Dėl to, kad ne visi bankai aptarnauja. Kol kas taip turime tik 4 ir be abejo plėtros planuose pajungsime visus ir lygiai pat galvojame ne tik apie bankus, bet ir apie kitus būdus atsiskaityti, kaip mobiliosios piniginės ir kreditinės kortelės. Pone Rutkauskai, pratęskite. Taip, norėjau pasakyti, mes tikrai planų turime ir labai dėkingi esame už komentarus, kurie mums padeda tobulėti. Ir šiai dienai dar norėjau pasidžiaugti, kad M-Ticket praėjus savaitėj nuo starto turi daugiau negu 7 000 vartotojų. Tai reiškia, daugiau negu 7 000 vilniečių naudojasi šią mūsų paslaugą.
Pone Rutkauskai, ar paprasta naudotis, ar kiekvienas turintis išmanųjį telefoną susigaudys, kaip tai padaryti? Taip, iš tikrųjų sistemos architektams reikėtų padėkoti, nes pati sistema yra labai paprasta ir labai intuityvi. Iš tikrųjų, kas turi išmanųjį telefoną, tas tikrai sugebės susigaudyti ir pačioje aplikacijoje. Gal kažkokių patarimų turit norintiems, sako, 7000 jau yra, bet norintiems tą padaryti? Ne, iš patarimų, tiesą sakant, net nėra ką patarti. Pati sistema yra sukurta tikrai patogiai. Tik naudodamasis progą norėčiau užduoti klausimą savivaldybės atstoviai. Pristatymo metu teko girdėti, kad liktai, ką reikėtų daryti, jeigu kontrolės metu bilietas, išmanusis telefonas nusėda. Buvo liktai minima, kad kontrolieriai turės pakrovėjus. Kiek tai yra realistiška? Taip, tikrai taip. Kiekvienas mūsų kontrolės autobusiukas turi skirtingų rūšių įkroviklius. Mes to pasirūpiname, nes puikiai suprantame, kad viena iš išmaniųjų telefonų savininkų problemų yra ta, kad išmanusis labai dažnai išsikrauna ir dažnai jau vakare važiuojant po darbo dėjas būna išsikrovęs. Tai mes tai suprantame ir be abejo tik tai reikės turėti omeny, kad bilietas turėtų būti aktyvuotas jau prieš išsikrovimą, nes, tarkime, jeigu tai yra 30 dienų bilietas, užtenka vieną kartą jį aktyvuoti, tai kontrolė tikrai matys ir nusiteiks tokį įkrovimo kaip paslaugą, pagelbės ir tikrai bus įmanoma pamatyti, kad tas bilietas aktyvuotas. Tai tikrai su aktyvintų bilietų jokių problemų iš išsikrovusių telefonų. Pane Rutkauskai, susidūrėt ir su kontrolieriais. Kokia patirtis? Patirtis iš tikrųjų yra labai, vėlgi, džiuginanti, nes, aišku, kontrolieriai gal buvo ne visai pasiruošę, bet kaip jie patys teigia, kad jie kol kas nusiteikia geranoriškai ir matosi, kad jiems patiems buvo neįprasta dirbti ir na, iš tikrųjų, kontroliai jokių kol kas priekaištų nėra. Na, bet iš aprašymo tai buvo tokių tarsi problemų, kad ne iš karto pavyko nuskaityti ir tokia tarsi eilė susidarė žmonių, kurie irgi laukia, kol jau bilietai bus nuskaityti. Taip, kaip patys kontrolieriai sakė, kad galbūt dėl to pakankamai kalta yra patirties stoka, bet to be abejo čia yra techninės subtilybės, kad, tarkim, iš tikrųjų ryškioje saulėje šviesoje nuskaityti telefono ekraną yra pakankamai sudėtingas dalykas. Aš, aišku, iš karto rašydamas straipsnį galvojau, galbūt vietoj to pasiūlyti, geriau būtų naudoti ne barkodą, rodome ekrane, o NFC technologiją, kai tiesiog suleidžiami įrenginiai, bet kita vertus teko pasižiūrėti, kad netgi ta pati NFC technologija naudojama tik tai naujesniuose telefonuose ir iš esmės, kiek teko skaityti ir bendrauti su kai kuriais vartotojais, net jų dabartiniai telefonai nepakankamai suderinami su esančia aplikacijos versija ir senesniuose telefonuose, išmaniuosiuose telefonuose, jinai neveikia. Pone Jakaitis, dėl kontrolierių, kiek jie pasiruošę? Iš tikrųjų, mūsų kontrolieriai turėjo ne vienerius mokymus ir dar mokymų tikrai matome, kad dar darysime. Tikrai turiu pagirti, kad jie tikrai noriai mokosi ir iš tikrųjų tas noras inovacijų nebuvo išreikštas, kad nebuvo jokios atmetimo reakcijos. Tas tikrai puiku, bet aišku, kad mes patys matome ir šitą, kad tam tikrais momentais kontrolė galėtų jau būti labiau pasiruošusi, nes kartais būna galbūt tas tikėjimas, kad galbūt šitame autobuse nebus keleivių su aplikacija, galbūt tai priežastis, nežinau. Bet iš tikrųjų mes ruošiame dar daryti papildomus mokymus, kad kiekvieną kartą būtų kontrolė pasiruošusi. Na, dėl pavadinimo man irgi kilo tas klausimas Smart Vilnius, M-Ticket, nebuvo galima lietuviškų pavadinimų rasti? Čia yra dvi medalio pusės, aišku, kad lietuvių kalbą tikrai gerbėm, bet pačioj mobilioje aplikacijoje parašyti ilgai pavadinimą pačiam ekrane, jau vien tas yra ribojamas, kad tai faktiškai neįmanoma. Antra yra tai, kad iš tikrųjų mes žiūrime plačiau, tai reiškia, kad ir į Vilnių žiūri ne tik Lietuva, bet ir pasaulis. Tai mes norime turėti pavadinimą, tas, kuris suprantamas ne tik Vilniuje, bet ir šiek tiek Europoje. Nes mūsų yra vienas iš tikrų, kad tapti išmaniuoju miestu ir vienu iš lyderių ne tik Lietuvoje, be abejo, ne tik Pabaltyje, bet ir rytų ir vidurio Europoje.
Dėkui judviems, Naujosios komunikacijos vyriausiasis redaktorius Adomas Rutkauskas ir Smart Vilnius projekto iniciatorė ir koordinatorė Indrė Jakaitytė. Atsiprašau klausytojų už neįtin gerą ryšio kokybę. Laidoje 60 minučių šiandien tiek, ją parengė Martynas Tovarovas ir Agnės Kamarakaitė. Gero visiems vakaro.